Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Visi pripažįsta, kad pasaulinį atšilimą ir jo neigiamą poveikį aplinkai sukelia žmonės. Pasaulyje daugybė mokslininkų ir kompanijų ieško šios problemos sprendimo būdų. Tačiau svarbiausia ne tik ieškoti pasaulinio atšilimo problemos sprendimo būdų, o juos realizuoti tikrovėje. Viena Amerikos kompanija Kalgaryje dirba prie įspūdingos mašinos, kuri iš atmosferos įsiurbia daugybę anglies dioksido. Jį perdirba ir vėl paverčia benzinu. Šios mašinos kūrimą prižiūri Kalgario universitetas. Tikimasi, kad iš atmosferos ji pašalins tiek teršalų, kiek išmeta net 300 000 transporto priemonių. Iš pirmo žvilgsnio šios mašinos išvaizda ir konstrukcija primena didžiulį ventiliatorių. Tačiau ją įjungus iš oro siurbiamas visas anglies dvideginis vėliau patenka į didelį konteinerį. Vėliau, kai oras su visais teršalais keliauja iš vieno konteinerio galo į kitą, įmaišomas anglies dvideginį absorbuojantis skystis. Galiausiai CO2 paverčiamas karbonatu, kurį nesunku paversti degalais arba tiesiog atsikratyti. Ačiū žiūrėjusiems, patikusias laidas kviečiame pasidalinti su draugais, o visas neįtikėtinų faktų laidas rasite Betabu TV bei Facebook'e.